homoseksualistai negali giminės pratęsti. Per užpakalį vaikai negimsta. Ir kodėl mums turi primesti svetimą, iškrypėlišką gyvenimo būdą? Jeigu jie tai daro kažkur tai pasislėpę, mat jo šunys, bet jeigu jie eina, demonstruoja ir ruošia paradą, jie nori primesti savo gyvenimo būdą mums. Aš esu suaugęs žmogus, man neprimesi. O ką daryti vaikams, jaunimui, kurie mato ir gali susigundyti? Yra įrodyta, kad homoseksualistų tampama. Jie bando mums pasakyti, kad gimstama. Ne, mylėjai, tampama. Tampa ir nuo tų visų propagandų, nuo paradų. Jų yra tikslas, kad kuo daugiau jaunimo įtraukti į savo gretas. Taip pat nepamirškime, kad pedofilija yra jaunesnysis homoseksualizmo brolis. Ir mes turėtume protestuoti ir reikalauti, kad gegužės 8 dieną jie nedemonstruotų savo iškrypėliško gyvenimo būdo, nes taip prieštarauja tikėjimui, moraliai, logikai ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Nepilnamečių apsaugos įstatymas nuo neigiamos informacijos aiškiai teigia, kad negali būti tokia informacija, propaganda, kuri prieštarauja tradiciniai šeimos sampratai. Ten bus daroma dienos metu, vaikai jaunimas matys, kodėl yra pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos konstitucija. Mes to negalime sutikti. Galų gale, jeigu mes tylėsime, po to bus jau vėlų kalbėti. Ir aš labai dėkingas jaunimui ir kitiems, kurie suorganizavo šį piketą kaip perspėjimą, kad jeigu ir toliau bus propaguojamas iškrypėliškas gyvenimo būdas, mes visi netylėsime. Nes iš tikrųjų, kad aš einu su savo vaiku ir mane klausia, ką šitie dėdės daro, kurie dviese bučiuoja. Ką aš turiu pasakyti? Aiškinu įvairias teorijas. Tačiau vaikai susidomi šituo. Todėl mes turėtume uždrausti tokią propagandą, kuri lošia mūsų vaikų sąmonę. Visos pasaulio religijos teigia, kad tai yra anomalija. Dar kartą sakau, jeigu tai jie daro kažkur tai privačiai, tegul daro, nors mes to nerekomenduojame. Bet nelyskite į viešumą, nes kitą kartą užsimanys žmogžudžiai, vagis, plėšikai, sakys, mes ginam savo teises, leiskite mums vogti, mes norime parodyti, kaip tai daroma. Tai prie ko mes prieisime? Todėl mes turime laikytis tradicijų, moralės ir Lietuvos Respublikos įstatymų. Sėkmės jums visiems ir gegužės 8 neleisime jų mitingui. Sveiki visi, kurie ne vis vien kokioje Lietuvoje mes gyvensime. Mes nepavargsime kartoti, kad šeima tai yra visuomenės pagrindas. Ji yra visuomenės ląstelė ir stipri šeima, stipri visuomenė. Todėl mūsų valdžios institucijos tiesiog privalo vykdyti, propaguoti šeimos politiką. Homoseksualai ir jų lobistai, turėdami didelį finansinį palaikymą,
sugeba primesti savo valią valdžioms, miesto valdžioms, kitiems politikams ir netgi pačiai visuomeniai. Tikriausiai būtų tikrai daugiau susirinkę žmonių čionais, jeigu būtų mažiau milijonų įdėta į visuomenės formavimą, žiniasklaidos pagalbą arba kitokią pagalbą. Ir pirmiausia, kokį žingsnį jie žengia, tai yra tai, kad jie paskleidžia melą, kad jais yra gimstama tūkstančiai žmonių buvusių homoseksualų, pabrėžiu, buvusių homoseksualų visame pasaulyje įrodo, kad jais negimstama, o tampama. Jeigu jie gimė tokie, tai jie ir visą laiką pasilieka tokiais, ar ne? Bet jeigu jais iš to išsilaisvina, vadinasi, jais yra tampama. Yra išeitis iš to. Ir mes norime pabrėžti, kad tie žmonės, kurie nenori išsilaisvinti iš to, išeiti iš to savo bėdos, jie neturi primesti mums savo nuostatų, savo įsitikinimų visai visuomenei. Todėl labai raginu kiekvieną čionais esančių, skleisti šitą tiesą žmonėms, savo aplinkai, kad jais yra tampama, jais negimstama, nes tai yra pirmas melas, pirmas žingsnis, kuriuo jie pradeda eiti ir skverbtis į visuomenę. Jeigu mes skleisime tai aktyviai, pasakosime savo draugams, pažįstamiems, bendradarbiams šitą tiesą, kad yra tūkstančiai buvusių pasaulyje. Jie šiandieną, tarp kitko, sukūrė yra nuostabias šeimas, turi nuostabius savo vaikus ir yra labai laimingi ir patenkinti dėl to. Todėl mes turime skleisti šitą tiesą. Ir aš tikiu, kad mes paversime tą melą niekais, jeigu mes susivienysime. Ačiū Jums labai. Dabar bus perskaitytas Švedijos demokratinio jaunimo laiškas. Kaip žinote, Švedijos ministrė Birgitta Olsson yra pareiškusi, jog dalyvaus planuojamasi surengti gėjų eitynėse ir jog jis smerkia Lietuvą visos Švedijos vardu. Tačiau kaip yra iš tikrųjų? Lietuvos žmonės, mes norėtume paaiškinti, kad Birgitta Olsson nekalba visų Švedijos žmonių vardu. Birgitta priklauso nedideliai ekstremalių liberalų grupiai, kuri kovoja dėl vis labiau ir labiau degeneruojančios Europos. Deja, ši maža liberalų grupė Švedijoje turi labai daug galių. Savo nuopolį jie nori išplatinti po pasaulį. Ir tai ne vien švediškas fenomenas. Visoje Europoje yra stiprių jėgų, norinčių ją pačią sunaikinti. Tačiau, kaip ir visoje vakarų Europoje, Švedijoje tam priešinamasi. Mes nemanome, kad perversijų vieta gatvėse. Be to, mes remiame tradicinės šeimas, kurios yra visuomenės pagrindas. Aiškiai matome, kaip įvykiai klostosi Švedijoje, kai kasmet, kai tik vyksta homoseksualistų paradai, keliami vis keistesni ir keistesni reikalavimai. Pavyzdžiui, reikalaujame, kad homoseksualios poros galėtų įsivaikinti ir tuoktis. Tai prasidėjo nuo homoseksualumo legalizavimo, baigėsi tuo, kad greitai homoseksualų santykiai bus laikomi tokiais pat kaip ir heteroseksualūs. Išdrįsę kritikuoti šiuos degeneratyvus pokyčius, rizikuoja už tai pakliūti į kalėjimą. Pavyzdžiui, kunigas Oke Green
savo pamoksle kalbėjo apie vis stiprėjančią homoseksualizmo lobistų įtaką ir tarsi kokiame liguistame anekdote vėliau štai buvo nuteistas. Ginkluoti kairieji ekstremistai buvo užpuolę demonstruojančius už tradicinę šeimą. Siekiame ir toliau palaikyti draugiškus santykius tarp mūsų tautų. Galite nemėgti mūsų vyriausybės, mes taip pat nemėgstame. Ir tikimės, kad netapsite priešiški švedų žmonėms. Kai Stalinas buvo okupavęs jūsų šalį, mes atsiribojome nuo jūsų valdžios, bet jautėme pagarbą Lietuvos partizanams. Kartu mes privalome sustabdyti dorovės nuopolį, kol dar nevėlu. Andrė Leblanc, Švedijos tautinis demokratinis judėjimas. Dabar norime pakviesti Seimo narį Petrą Gražulį.